Antienos krūtinėlė pagardinta žiedadulkių granulėmis ir citrusiniais vaisiais. Antienos krūtinėlę pagardiname miško prieskonių mišiniu, apkepame ant įkaitusio aliejaus. Ant odelės barstome žiedadulkių granulės ir dedame į iki 175 laipsnių įkaitintą orkaitę 5 minutėms. Nulupame vaisius. Iš apelsino ir greipfruto išpjauname po 2 norimos formos gabalėlius. Likusias apelsinų dalelės susmulkiname ir dedame virti. Įpilame balzamo. Į šį marinatą dedame troškinti apelsinus ir greipfrutų figūrėles. Nulupame česnaką ir avokadą. Susmulkiname mažais kubeliais. Dedame į puodelį su ištirpusiu pelėsiniu sūriu ir šiek tiek pašildome. Iš braškių ir cukraus pudros išverdame padažą. Tai naudosime dekorui. Iš apelsinų, laimo vaisiaus žievelių supjaustytų plonais šiaudeliais, paskrudinus padarome papuošimą.